Sveiki, mėlėjai. Štaigi antras rytas po 2 parų praleistų ledinėje jūroje. Taigi sutikau antrą rytą. Šis rytas žiauriai šaltas yra. Buvo laukia maždaug -12. Viskas aplidėjo, sušalo. Ir yra tokių žinių, kad mano išplaukimas į jūrą, tas siauras kanalas, vėl užšalo. Taigi aš vėl ledo gniaužtuose. Ir dabar iš tikrųjų nežinau, ką čia reikės daryti, kaip pargrįžti namo. Bet tai ne esmė, kažkaip tai grįžim. Tiesiog šiaip sau noriu parodyti jums, ką tu pamatai, kada išlipi iš jūros. Ne iš jūros, iš laivo. Tai pirmiausia, tu pamatai va tokį bardakėlį, kai atsikeli. Nes mažas laivas, daug turto jame ir susidėti nėra kur. Taip, bet aš per daug ir nepergyvenu čia dėl to turto, todėl kad aš toj betvarkiai žinau viską. Štai čia mano miegamoji vieta, kartu su instrumentais. Na, žodžiu, su tuo viskuo, kas reikia. Štatyvas pafilmavom. Na, žodžiu, gerai, eikime dabar į lauką pasižiūrėti, nes lyg tai jau lenda saulutė. Dabar yra 8 ryto, kažkaip tai tempiau gumą, nelipau iš laivo, nes buvo šalta. Na, tik tai jungą išmečiau į lauką. Štai, žiūrėkite, pasitinka saulutė. Labas, saulutė išvydo. Taigi, pažiūrėsim, ką mes čia turim. Jo, o turime mes sniegą ir zarazą katę. Aš ją išmečiau į lauką. Va čia, ta jos pėdsakai, matot, pist, jinai čia atbėgo. Ir primyžo man ant mano gulto. Junga, tu negeras katinas esi. Tu šlikščiai negeras katinas esi. Čioš namo. Oi, nu ką, reikės išplauti. Nieko tokio. Tai va, kaip čia viskas apšerkšnėja. Kaip čia fainai viskas blizga. Ir sauliukas ten kyla. Čia pas mumi neužšalo, todėl kad čia yra labai platu, bet siauros vietos jos užšala. Pamenate, vakar čia stačiau tinklą. Tai dabar tiesiog įdomu. Taip, jisai čia yra ir nejuda. Blemba. Na nieko, plauksim, pažiūrėsim. Štai vakarykščia mano pirtis stovi, kurioje buvo net 5 laipsniai šilumos, kai aš maudžiausi. Na, bet nusiprausti pavyko, viskas tvarkoj. Atradau šitos palapinės pirties minusus, kuriuos pašalinsiu. Ir bus superinis daiktas ne tik kelionėse, bet ir pirtį pasidaryti, ir pažvejoti, o ir šiaip pasistatyti palapinę kur nors saloje ir fainai ten gyventi. Taigi, mano vanduo užšalo. Užšalo mano šitie reikalai. Taip, ir kiek mesgi dabar čia turime? -8. -8. Tai praktiškai. Taip, ką turime? Čia vakar pirties. Ir čia vandenukas užšalo. Tai va, žodžiu, viskas apledėja. Taigi, dabar eisiu, išsitrauksiu tinklus ir pažiūrėsiu, kokią žuvį turime. Prognozės tokios, kad žuvies neturėsime, bet argi žvejyboje kažkam rūpi žuvis. Nu, man tai ne. Procesas veža procesas. Taigi, reikės pašalti nagučius, nes kaip tyčia nepasėmiau tų vandens nepraleidžiančių pirštinių. Taigi, laukiam laimikių. Po to galbūt plauksime, kaip ir sakiau, į sekančias saleles ieškoti čagos. Taigi, kol kas tiek, laukiam naujieną. Išėjau dar šiek tiek pasivaikščioti po mišką, po salelę. Ir Junga kartu bėga paskui mane. Ir viešpatie tu aukščiausias, brangiausias ir gražiausias, pasižiūrėkite į šitą gamtos grožį. Net katinas alpsta, džiaugiasi nuo šito
grožio. Wow. Einam, Junga. Nu ir ką tu dabar ten veiki? Junga, tu alpinistas ar tu mariakas, aš dabar niekaip nesuprantu. Einam. Einam, Junga, nelauksiu. Einam. Einam namo. Kur laivas? Mes su ta žvejyba, tai gavosi taip, kaip ir reikėjo tikėtis. Per šalta dar ir žuvies krantuose nėra, o šiandien tai visai pašalo, matote, koks mano tuzikas visas apsnigtas, bet iš bado nenumirsi. Viena nedidelė, bet gilumų monstras, viena vėgėlė yra tokia didesnė už katiną, taigi mes iš bado šiandieną bent jau tai tikrai nenumirsime. Taigi šį rytą tiek, einu tvarkytis ir plauksiu ieškoti čiagos. Ir jeigu bus kažkas tai įdomaus, būtinai jums parodysiu, nufilmuosiu, pranešiu. Taigi linkėjimai iš kažkur tai, iš ten, kur yra rojus. Taigi, čiau, linkėjimai žmonės. Iki.